Va, Badauskai kaip apkrauna elektros laidą. Taip, šaldytuvas vakar irgi išjungtas buvo ir šiandien terrorizuoja, per nuotolį išjunginėja šaldytuvą. Vakar skalbimo mašina išjungta, sustabdyta visiškai įvedus klaidą. Vakar ir šiandien šaldytuvas tiesiog atsileido šaldiklis. Rytmetį 6 valandą rodė 148 vatus. Va, bando jie visokiais būdais, kad nesimatytų. 264 voltai. Kaip matom, dar kyla, o kaip yra klaidinami įrenginiai. Va, kaip keičiami duomenys, kaip labai greitai jie orientuojasi, pasiklauso ir kaip klaidina duomenys. Pasižiūrėkim. Profesionalus kibernetiniai vagys gali įsilaužti sąskaitę, dingti pinigai, kas buvo man sodo Kaune pardavus, dingo. Grįžtant iš Vilniaus, kur į Telšius jau nebebuvo daugiau kaip 30 000. Buvo apkaltintas vyras, o po tiek metų paaiškėjo, kad tai yra Badauskų darbai. Badauskai nesugeba įsilaužti su Badauskų visą giminę į kompiuterius, sąskaitas, valdo serverius, valdo visus įrenginius. Policija ignoruoja patį faktą, kad tai yra Badauskų darbas, yra išlikęs irgi įrašas, po šiai dienai tebėra išlikęs įrašas, kai Badauskienė su dukra ir jos draugė tarėsi pagautos įkalčio vietoje sunaikinti įkalčius. Tai yra, kai bus įkelti kompiuterį, juos ištraukti. Kaip Badauskienės draugė sakė, ištraukti ir nafik. Tai va, teismas ignoravo Badauskų nusikaltimus, o mane apkaltino šmeižtu, iškėlė baudžiamą bylą, buvau nuteista, net sugebėjo kliedesius. Visi kiti medikai paneigė diagnozę, tai kai rodė, kad Badauskienės naujokas gydytojas papirktas ir vyksta didžiulė korupcija tiek teisinėje, tiek medicinos sistemoje. Teismo ekspertė nebegali atlikti savo darbo, nes sugeba būti papirkinėjami ir klastojamos diagnozės. Ir tikiuosi, aš vis tiek nebūsiu bauginta ir nepasiduosiu Badauskų bauginimams. Toliau kovosiu su jų iškrypusiu nusikaltimu. Jie yra ligoniai. Tai jie kliedi galvodami, kad gali vogti, įsilaužti namus, padeginėti, pasisavinti asmens duomenis, pinigus, sąskaitas, daiktus, šiltnamių užaugintus produktus, augalus. Tai vyksta 14 metų. Badauskai kliedi, tikėdamėsi, kad čia yra jų nuosavybė. Čia yra ne jų nuosavybė. Aš turiu dokumentus, tai yra mano nuosavybė, moku bankui. Ir viską padarysiu, visi, kas tik padėjo Badauskams, kad atsidurtų teisiamųjų suole. Manęs nei baugins, nei šuns nunuodijimai, nei įsilaužimai, nei padegimai, nei suklastotos ligos diagnozės.